Sveiki, broliukai ir sesutės. Kągi, įdomienų laikas iš terariumo. Na ir kokiosgi ten įdomienos atsitiko tam terariume. Ogi atsitiko tokios įdomienos. Nu, pirma įdomiena tai yra, kad Amerikos kongresas pasirašė sutartį su Pasaulio ekonomikos forumu ir labai to įdomi tokia sutartis ir prie ko čia tas pasaulio atrodo ekonomikos forumas ar panašiai. Na ir pasirašė jie tokią sutartį, kad žodžiu dabar Amerikos maisto gamybos visokios ten korporacijos ir taip toliau galėtų dabar dėti vabalus į maistą, į maisto produktus ir to dalyko nenurodyti sudėtys, sakykime, kur yra maisto sudėtis, ir turi būti parašyta, kaip ir ginantas vartotojų teisės, neva tai turi būti parašyta, ko ten pridėta į tą maistą. Bet jau, žodžiu, pagal tą sutartį, nurodyti jau jiem nebereikės to dalyko. Tai dabar jau Amerikai, sakykime, jeigu iki šiol būdavo pridėta ten kažkokių tai vabalų ar kirminų ar kažko, tai turėdavo būti parašyta, o dabar jau to rašyti nebereikės. Ir čia nereikėtų džiaugtis europiečiam dundukam terariume, nes Europoje jau 21 metais yra išleistas, aš dabar nebepamenu, ar ten tas antrininkas mano pasako, kaip ten tam terariume buvo, ar tai ten direktyvą kažkokią išleido, ar irgi kažkokią tai sutartį pasirašė. Sutartis, kadangi tas Pasaulio ekonomikos forumas, nežinau dėl kokių priežasčių, kažkodėl tai laikomas tarptautinė institucija, o jeigu pasirašo sutartis, tai gaunasi, kad pasirašo tarptautinė sutartis, o tarptautinė sutartis jinai yra visą laiką aukščiau už tuos įstatymus, sakykime, bet kurios šalies. Ne bet kurios, bet turbūt daugumoje šalių yra taip maždaug tokia ta tvarka. Tai ir bananijui tas pats, ir užtat ir Europos teisė yra viršenesnė už tą Lietuvos teisę, sakykime, ir čia vėl kalbu, čia viskas, aš kalbu apie terariumą, čia pas mus planetoje Žemėje, aišku, visai tokie dalykai nevyksta ir vartotojai yra apie viską informuojami, bet terariume, žodžiu, ten jie neinformuoja. Tai Europoje jau nuo 21 metų neinformuoja, jeigu prideda ten ar į duoną kirminų miltų, ar į visokius jogurtus, ar į grietinės, ar į kitokius, žodžiu, bet kur, žodžiu, ar į bulkutės visokias ir taip toliau. O kad tie visokie kirminai, vabalai ir taip toliau yra žmogui labai kenksmingi, tai aišku, tie per tą savo melaginas kaip tik šneka visą laiką atvirkščiai, kad čia yra labai naudingi, ten proteino ten turi daug ir taip toliau, o iš tikrųjų tai yra jie labai kenksmingi, labai padaro žmogaus organizmą kaip čia pažeidžiamą parazitam įvairiem, o kai užsivysė ten kažkokių tai parazitų, tai aišku, tas žmogaus organizmas jau pradeda netinkamai funkcionuoti, ir tada sako, kad jau jisai suserga. Iš tikrųjų, tai esu aš ten keletą video įkėlęs apie terariumą, ten tą biologiją, ar kaip čia pavadinkime, yra ten apie fiziką gal kada nors ir kelsiu, ką nors, jeigu bus kam nors įdomu. Bet iš principo tai nėra ten tam terariume jokių ligų iš tikrųjų, nėra ir virusų jokių ten, tai žodžiu yra tik tais apnuodijimai visokie, yra parazitai visokie, ten patogenai ir taip toliau. Bet nesvarbu dabar ne apie tai. Esmė yra tokia, kad jau dabar ir Amerikoje, ir Europoje jau žodžiu kirminus deda, o ant etikečių to dalyko nenurodo. Tai gerai, kad pas mus planetoje Žemėje sakau, kad taip nėra, tai mes galim užtat valgyti sveiką maistą, o terariume tai jau jie žodžiu valgo viską su kirminais ir tarakonais. Ir aišku, neužilgo ta sveikata, kaip sakant, jinai blogės ir pradės nebegerai funkcionuoti ten kokie tai organai ir panašiai, ir žodžiu, o kada jau žmogus ligotas, tai aišku, jam apie nieką kitą jis jau nebegalvoja, tik tai kaip tą sveikatą kuo greičiau susitvarkyti. Tai ir tada pridaro dar daugiau visokių kvailyšių, nes dažniausiai tai aišku dundukai pasimauna ant tų nevidono pinklių visokiausių, tai užtat paskui jie taip ir vargsta. Taip, toliau žiūrim. New York'e naujas mokestis vairuotojams įvestas dabar. Žodžiu, jeigu naudojas automobiliu, ten, kuris naudoja tą vadinamą iškastinį kurą, tai benziną arba dizeliną arba dujas, tai žodžiu, ir jeigu ten tu piko metu naudojasi automobiliu, tai tada reikės mokėti papildomą mokestį 23 eurai už dieną. Jeigu tai bus nustatyta maždaug, kur tas pikas susidaro, žodžiu, kur ten tos automobilinės grūstės ir matyti, ten bus jau kameros kažkokios pastatyta. Aišku, kameros jau senai ten pastatytos, bet tiesiog dabar jau filmuos visus ten tos numerius mašinų, kurios važiuoja ir visiems, kurie važiuos jau ten tuo piko metu,
bus siunčiamas sąskaitėlės po 23 euriukus, doleriukų, sakykim. Tai kad žmonės į darbą jau, žodžiu, važinėtus arba su dviračiais, arba su metro, ar dar su kažkom, žodžiu, kad nesivažinėtų su mašinom. Nu, iš principo tai apskritai nori kuo greičiau žmonės atpratinti nuo mašinų, nes kaip ir jie patys ten yra pasiskelbę tam terariume, tie visi nevidono tarnai, kad iki 2030, nu tai žodžiu, iki tų 30 metų jau kažkuriuose ten kažkiek ar 100 tų miestų yra, kuriuose jau turi apskritai jau privačių mašinų nebelikti. Nu, tai New Yorkas yra vienas iš tų, nu, ir aišku, čia jau yra dar vienas žingsnelis link to, kad jau ten privačių mašinų New York'e nebeliktų. Nu, tiesiog nebeapsimokės niekam jų turėti, nu, išskyrus, nes nebent kokiem ten milijonieriam ir panašiai, bet normaliem žmonėm tai bus jau tiesiog per brangu ir nebeįmanoma bus jom naudotis. Taip, o šūdmokslininkai, kągi čia šūdmokslininkai tam terariume sugalvojo? Jie sugalvojo, kaip gelbėti klimatą ir kągi jie pasiūlė. Ogi jie pasiūlė, kad reikia vandenynų vandenį paversti rūgštimi. Žodžiu, reikia parūgštinti tą vandenį. Nežinau, kaip čia tas klimatas tada pasikeis, jeigu jie parūgštins tą vandenį. Nu, tipo, galbūt vandeninė išmirs, aišku, viskas, tai vat, ir žuvis pasirodo dabar jau, ir visi ten jūros, tie, sakykim, gyviai irgi jie keičia tą klimatą, žodžiu, jie ten perdžia matyti po vandeniu, gamina visokias ten ir raugėja kaip karvė, sakykim, ir perdžia, ir gamina tą, žodžiu, dujas, kurios jau kenkia klimatui, tai dabar jau jie sako, kad reikia būtinai tą vandenį paversti rūgštim, žodžiu, užrūgštinti, ir tada išmirs ten viskas, kas tam vandenį gyvena, ir tada jau klimatas jau nebesikeis. Nu ir aišku, jie dar prieš tai buvo sakę, kad ir miškus reikia visus iškirsti ir juos užkasti kuo giliau po žeme, kad ten negautų deguonies, žodžiu, ir irgi, kad jau į atmosferą jau neišsiskirtų jokios ten dujos ir taip toliau. Nu tai, žodžiu, visi tie šūdmokslininkai yra pasamdyti nevidono, sakykim, jie gauna už tą savo melą gauna grantus visokius, o nevidonas, kaip ir sakiau, jisai siekia tiesiog sunaikinti visą, kas gyva, sakykim, visoje pirmoje eilėje, tai aišku, žmonės, bet ir matyt, gamta jam irgi yra nereikalinga. Toliau žiūrėkim. Taip, New York'e kągi dar New York'e dar sugalvoja, žodžiu, kad atpratinti greičiau nuo tų automobilių, sugalvoja dėti žmonėms baudas, ten keletą tūkstančių, žodžiu, tų dolerių bauda, jeigu automobilis dirba tuščia eiga daugiau negu 3 minutės. Nu, nežinau, kaip ten jie skaičiuos, kaip ten tos 3 minutės, ar ten prie kiekvieno automobiliaus statys dabar ten po policininką, kuris ten gaudys ir tas baudas išrašinės, ar čia kažkokiu kitokiu būdu sugalvos, bet jau tokį jau nutarimą ten ta New Yorko, ar tas gubernatorius, ar ką, žodžiu, ten priėmė ir jau, žodžiu, niujorkiečius jie vis stengsis kuo greičiau nuo tų automobilių atpratinti, kad jau, kai keletą kartų gausi po tokią baudą, tai suprasi, kad tas automobilis yra tau, per daug brangus dalykas, kad apskritai jį turėtų. Nu tai va, toliau žiūrim, kas čia toliau. O žinot, Baltimorės tas tiltas Amerikai, kur laivas atsitrenkė, žodžiu, ten tada sprogo jisai tas tiltas, jį susprogdino iš tikrųjų tuo momentu, kada neva tai laivas tas atsitrenkė. Ir visas tas tiltas subirėjo. Ir dabar jau paskaičiavo, kad jau nežinau, kiek čia praėjo tų mėnesių dabar nuo to tilto susprogdinimo, tai paskaičiavo, kad jau patyrė Baltimorė 81 milijardą dolerių nuostolių tokių patyrė. Nežinau, ar čia tik tai tas Baltimorės uostas, ar čia apskritai jau skaičiuoja, kad ten Amerika patyrė, nes ten nebetveža ten tų prekių, ar nespėja ten iškrauti per kitus uostus ar panašiai. Žodžiu, sutriko ten tos tiekimo kažkokios grandinės, nes pasirodo, tas Baltimorės uostas buvo vienas pagrindinių apskritai ten Amerikoje tų uostų. Bet kokiu atveju jie, kaip ir sakiau, tie nevidono tarnai stengiasi visuose šalyse sugriauti tas ekonomikas, žodžiu, sugriauti tas visas tiekimo tos kanalus, tinklus, kelius, sakykim, kad, nes ta ekonomika kaip ir jiem visai nebereikalinga, užteks to, kas yra sandėliuose, nes artimiausių metų jie ten ruošiasi tam terariume tiesiog visus žmonės išnaikinti. Tai va, o kas toliau dabar? Australijoje po biliuko skiepukų, kas 4. vaikas, dunduko vaikas, kas 4. dunduko vaikas, nes tik tai dundukai savo vaikus suskiepijo su tais biliuko skiepukais ir tapo kas 4. vaikas autistu, oficialiai jau jis pripažinti turi invalidumą. Tai va, tai žodžiu, labai naudingi tie dundukam buvo tie skiepai, gelbėjo savo vaikus, o gavosi taip, kad neišgelbėjo, o padarė iš juos invalidus. Tai,
Nu, aišku, iš vienos pusės atrodo gaila tų dundukų, bet, nu, ką jau čia padarysi, gal čia nenatūrali tokia atranka gaunasi, ar kaip čia pasakyti. Nu, daug čia yra tų versijų, aišku, ir daug tų nuomonių, gal vienų dundukų ir gaila, bet jeigu nebūtų tų dundukų, tai apskritai tokių cirkų nebūtų pasaulyje ir viskas, kas vyksta, tai viskas vyksta būtent su dundukų palaikymu. Tai man atrodo, kad čia dundukam labai gerai tinka ta taisyklė, kad kaip pasiklosi, taip ir išmiegosi. Tai tik tai gaila, kad aišku, kaip tie dundukai pasikloja, o miego tenka visiems pagal jų, kaip sakant, tą dainelę. Nes dundukų tai yra dauguma ten, didžioji dauguma praktiškai, ir net nežinau, ar kada nors čia artimiausių metų pasikeis ta proporcija, kaip sakant. Čia vėlgi pasakysiu, kad čia kalbu apie terariumą, kad jums čia nesigazdintumėt, nes pas mus tai tikrai taip nėra ir žmonės yra protingi, išsilavinę. Nu, toliau, kas čia dabar dirbtinis intelektas jau Ukrainoje išaiškina šnipus ir išdavikus. Na, kaipgi tas dirbtinis intelektas išaiškina tos šnipus ir išdavikus? Ogi jisai seka postus visokius ten socialiniuose tinkluose ir jeigu, aišku, atsiranda nors žmogus kažką parašo prieš Zelenskį ar prieš Ukrainą ar prieš tuos žmogžodžius, kurie ten gaudo žmonės ir veža juos sunaikinimui, sakykime, į tą frontą vadinamą, tai iš karto jis patampa tada šnipas arba išdavikas, arba ten, žodžiu, koks rusų agentas ten ir taip toliau, kaip čia Landsbergis labai mėgdavo Bananijui taip sakyti, kad jeigu tik jau prieš Landsbergį, tai jau vadinasi, esi jau Rusijos agentas ar panašiai. Nu, tai taip Zelenskis dabar panašiai ten daro, bet jau čia pateikia maždaug, kad čia dirbtinis intelektas jau čia išaiškina, žinot, jau jisai tipo, tas dirbtinis intelektas jau yra toksai nešališkas ir jis jau labai objektyviai čia išaiškina, nu žodžiu. Pasakas pasakoja, kaip sakant, makaronus kabina tiem dundukam, kadangi galva tuščia, tai daug makaronų už tą telpą pas juos. Tai va, tai žodžiu, bet čia ne tik tais Ukrainoje vyksta, čia visuose šalyse iš tikrųjų, tai vadinamose šalyse, o iš tikrųjų tai ten tuose administracinėse teritorijose, nes šalių terariume jokių nėra, yra tiesiog administracinės teritorijos ir visų tų vadinamų šalių vadovai, ne Vidono tarnai, tai jie tiesiog yra vienos šaikos ar bandos, kaip sakykime, nariai ir atlieka vieną ir tą patį darbą ir kiekvienas yra atsakingas už savo teritorijos išvalymą nuo žmonių. Tai va, o Gruzija jau, žodžiu, kelintą kartą irgi nori priimti įstatymą apie užsienio valstybių agentus, kad galėtų, žodžiu, irgi sodinti žmonės į kalėjimą, ar ten bauda, žodžiu, dėti, o realiai, kad, aišku, galėtų užkimšti burnas visiems, nu, kaip ir sakykime, toj Ukrainoje visai nesenai pasakojau, prieš tai, kaip sakant, tai, nu, visa esmė, kad bet ką, kas bando pasakyti tiesą, kažkokią tai, ar žmonėm atverti akis, sakykime, kažkokius akivaizdžius dalykus, ar tuos makaronus nukabinti melagienos užkabintus, tai aišku, juos iš karto pradės vadinti visokiais ten, ar tai šnipais, ar išdavikais, ar kitų valstybių ten agentais, ar dar kažkokiais tai žodžiu, nu, ar tai netgi teroristais ten juos pradės, ar ekstremistais, nu ir kaip ir jie patys savo tuose būstinėse, ne Vidono pagrindinėse, tai Jungtinių tautų organizacijų, ar ten kituose, sakykime, tuose tarptautinėse organizacijose, jie patys kelbėsi, kad dabar jau yra pagrindinis dalykas, tai užčiaupti burnas tiesos nešėjams, sakykime, tos teisybės skleidėjams internete, kad žmonės negalėtų gauti jokios alternatyvios nuomonės ar informacijos, o tik tai, žodžiu, per melagienos priemonės, ne Vidono pasakojamas melagienas, tik tai būtų vienintelė informacijos šaltiniai. Toliau, kas čia Izraelio ambasadorius, Jungtinių tautų organizacijų, ten žodžiu, Izraelis turi ambasadorių, nu turbūt ten visos tos teritorijos ten turi savo tos ambasadorius, nu ir jisai skelbia, kad Hamasas dabar slepiasi visuose universitetuose, kur studentai protestuoja prieš palestiniečių naikinimą. Nu, tai žmonės tiesiog, aišku, protestuoja prieš tai, kad yra naikinami taikų žmonės, bet, aišku, juos tada iš karto išvadina tada irgi teroristais praktiškai, nes jeigu juos pavadina Hamasu, o Hamasas tai jau čia pagal juos tai yra teroristai, tai visi žmonės, kurie protestuoja prieš žmonių žudimą, sakykime, masinį, ten moterų ir vaikų ir šiaip nekaltų civilių žudimą, nes jokio Hamaso iš tikrųjų neegzistuoja, jis egzistuoja tik tais Izraelio ten televizinėse programuose ir
kaip čia sakykime, melagienos priemonėse, o viską iš tikrųjų daro pačios tos Izraelio ir, ne tik Izraelio, apskritai visų tų administracinių teritorijų slaptosios tarnybos viską organizuoja, viską bombarduoja, viską sprogdina, o žmonėm paskui aišku meluoja, kad čia daro visą tai teroristai. Matau, kad aš jau nebelabai čia telpu į laiką, tai kitas paliksiu domėnas kitam kartui.